sveiki visi regbio bičiuliai, Šiaulių regbio klubo Šiauliai ir Vilniaus regbio akademija. Būtent šios komandos išsiaiškins, kuri liks lentelėje 7, o kuri užims paskutinę 8 poziciją. Ir vėl vėjas čia. Vėl atrodo, kad kamuolys tikrai skrieja į vartus. Puikiai matot, koks stiprus vėjas, kokie gūsiai tiek standartuose, tiek išeinant iš savo teritorijos, praktiškai neįmanoma. Į kėlinio pabaigą jau pradėjom prisitaikyti prie žaidimo, pirmo kėlinio į pabaigą prisitaikėm prie žaidimo, supratom, kaip reikia žaisti, supratom, kaip tą kamuolį reikia išvesti iš savo pusės, bet mažiau kamuolio beturėjom. Tai antrą kėlinį žinojom, kaip žaisti, žinojom, kokios sąlygos, žinojom, ko laukti, bet kokiu atveju didžiulis ačiū Vilniaus komandai, parodė, kad ir mažumoj, parodė tikrai gerą kovą, parodė geras pamokas mūsų grumtynių žaidėjams, agresyviai bėgo, žaidė, atakavo. Tai tikrai ačiū, kad atvyko, kad nepabūgo, kad nepasirinko kelio nežaisti ir ten -30 atvažiavo ir žaidė. Ir čia Šiauliuose apturėjom tikrai neblogą šventę. Ir koks būtų sezono apibendrinimas? Visą laiką yra smagu pabaigti pergalę, kaip ir kalbėjom prieš varžybas. Deja, šiais metais jie neįprastai sudėtingi metai. Turim apie 12 žaidėjų, iš jų 7 žaidėjai yra pagrindinės sudėties traumuoti taip, kad jie tiesiog negali net ir su nuskausminamaisiais žaisti ir tęsti sezoną. Tai tie, kas liko, tikrai parodė charakterį, parodė tikrą meilę klubui. Tai aš matau, kad Šiaulių regbio klubas ir žaidėjai turi didelę išviesę ateitį. Reikia tik tai tikėti, norėti ir šiek tiek sėkmės. Ko pritrūko šiandien, kad ir antram kėliny duoti kovą varžovui? 2 dalykų – noro ir žaidėjų. Visą sezoną kamuoja šitas problemos, tiek traumos, tiek lygos, tiek kiti dalykai. Tai didžiausia problema – žaidėjai. Atvažiavom 14 žaisti, baigėm 13 dėl traumos ir noras. Nežinau, kas atsitiko, bet ant galo gal ta trauma, kad 13 likom, ar rezultatas, bet antram kėlinyje atleidom vadelės. Ir kaip apibūdintumėt visą savo sezoną? Išskirtinai sunkus. Visą sezoną tas bėdų šleifas velkasi paskui mus, negalėjom atsiskratyti, tai kaip ir minėjau, tiek žaidėjai, tiek su treneriu gavom baudą, tai tikrai išskirtinai sunkus ir nepavydėtinas sezonas. Šiaulių komandos pergalė šiose rungtynėse, sveikinimai jiem, sveikinimai Tomui Ziboliui ir visai kariaunai.